I'm gonna read this book from Euphornia. Kartą gyveno tokia maža princesė ir po to jo dukra pasiklydo ir jo sūnus pasiklydo, po to jai daugiau nebebuvo kartu. Po to, kai juos paleido ir jie vaikščiojo ir visur vaikščiojo ir nesurado valgyti, jie visko bijojo, labai daug bijojo. Po to mama atėjo ir surado juos ir po to net nežinojo, kur jie yra. Visur skambino mama, visur mama skambino ir sako, kaip jūs, kur jūs, ar jūs čia? Po to sakėm ir jie supyko ir nerado namų, po to jie pamatė visokie vaiduokliai, skarda, viskas ir toks paukštis praskrido ir pamatė, kad tas paukštis veda jos tarnaitės. Po to jie rado ką suvalgyti. Po to jie suvalgė ir po to kažkokią ratą pikta negalėjo jiems duoti valgyti. Po to jie tarnavo visą gyvenimą. Na kartą čia buvo tokia princesė maža ir po to jie pamatė valgyti ir jie daugiau gyvenime nepamatė ką daryti. Jie nesurado savo tėvų, bet kad jie pamatė, kad jam yra valgyti, jie bėgo ir paprašė, prašau, ar galima valgyti. Sako, nepagausit, jūs būsit mano tarnaitė, nes jūs žinot, kad jūs labai taip nepatinka. Po to piktoji ragana sako, kad neik ten, tu gausi labai daug baudos. Po to, kai jie tarnavo, jiems buvo sunku. Ir jisai gavo užrakintas į narvą, o jinai turėjo jam tarnauti. Ir po to, kai jie patarnavo jiems, tada jie nebuvo labai linksmi ir tokie. Sako, jiem valgyt, neduok tu jiem valgyt, viską kaip sako, o jinai ta maža mergaitė turėjo valyti grindis. O kai jie būtų suradę savo namus, jie galvotų, kad jiem nebūtų nieko ką daryti. Kai po to surado piktoji ragana jos, jie tarnavo visą dieną jai. Jinai jau pavargo ir žinojo, ką daryti. Pat jie daugiau nebetarnavo jai, po to jie įmetė į ugnį. Tokį tarnai subėgo ir atskrito ir po to jie daugiau niekada nebegalėjo gyventi. Jie nusklido su paukštu pas tėtę ir mamą. Kai jie surado savo namus, jie apsidžiaugė ir po to mama apsidžiaugė ir tėtis apsidžiaugė ir jie labai visi buvo šeima.